Pakalbėsim šiandien apie sielas. Jaunos ir senos sielos. Yra a, toks terminas, toks įsireiškimas ir iš tikrųjų tai aš nežinau, kas sugalvojo šitą dalyką, bet jeigu mes paimsim pirminius patys seniausius šventraščius, tarkim tokius kaip Bhagavad Gita, kuris buvo surašytas 5000 metų atgal, papasakotas Govindos, tai reiškia, jeigu mes tikėsim pačiom vedomis ir pačia veda, tai pats Dievas savo inkarnaciją, savo tam tikrą formą buvo atėjęs į žemę ir jisai papasakojo šitą Bhagavad Gita, pats Dievas savo draugui Arjunai. Ir jeigu mes, tai yra tokios pirmos žinios, faktiškai, apie sielą, labai daug yra informacijos ir apie pačią sielą kalbama Bhagavad Gitoj. Ir pats Dievas jis apie tai papasakojo. Taigi, tarkim, jeigu yra Biblija ar ne, ir krikščionybės mokslas, kuris kalba taip pat apie sielą, tai mūsų duomenimis 2000 metų atgal, ar ne, buvo Jėzus Kristus ir jisai paliko Bibliją. Tai mes irgi, galim rasti tam tikros informacijos apie sielą, bet reikia suprasti tai, kad apie sielą jau buvo kalbėta prieš Bibliją ir labai seniai. Ir labai gilūs šventraščiai, vedų raštai yra išlikę ir Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita yra visos Puranos, labai daug yra, iš tikrųjų, Brahma Samhita, yra labai daug šventraščių raštų ir apie dvasinės praktikas, ir apie Dievą, ir apie jogą, ir apie meditacijas. Čia bendrai tokį suvokti apie tai, iš kur ta savoka atėjo siela, tas visas supratimas. Tai yra labai seni šventraščiai ir galim tikėti to, kad iš tų šventraščių visos tos frazės, teorijos atsirado. Okay? Netgi tas žodis siela, iš kuris atėjo, atma, atmanas, atma, siela. Taigi vedose mes turim pirminius šventraščius, pačius seniausius ir juose galim rasti labai daug informacijos apie tai. Taigi, jeigu mes kalbam apie jaunas senas sielas, tai jeigu paprastai kalbant, nėra tokio dalyko kaip jaunos ir senos sielos. Aš nežinau, iš kur traukiama yra šita informacija, iš kur tai atsirado, bet yra kažkokių tai asmenų arba žmonių, galbūt sugalvojusių tokią teoriją ir ją išplatinusių. Okay? Bet tokio dalyko kaip jauna ir sena siela pačiuose šventraščiuose neegzistuoja. Jeigu mes dabar paimsim, tarkim, Bhagavad Gitos 2 skyrius 20 posmas, sanskritas, ar ne? Jeigu mes paskaitysim apie sielą, okay? Iš autoritetingo šaltinio, ne to, kad kažkas sugalvoja, primastė, prigalvojo ir galbūt kažkam tai labai patiko, ar ne? Tai jeigu mums tai patinka, tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Tai žmogus turėtų ieškoti tiesos, absoliučios tiesos ir teisybės, teisingumo. Nes neišmanimas, bet kokia netiesa, jinai neteisybė, netiesa, melas, jisai veda mus į neišmanimą. Tuo daugiau mes turim suklaidinančių žinių, klaidinančios informacijos, ta klaidinanti informacija mus daro neišmanėliais, nes tai yra neišmintinga žinia. Yra išmintingos žinios, daro žmogų išmintingą ir yra informacija, žinios kupinos neišmanimo, tai mus ves į neišmanimą. Taigi, dabar apie sielą, jeigu mes paimsim vieną iš seniausių šventraščių, ar ne, Bhagavad Gita, sanskrite, 2 skyrius 20 posmas, jisai kalba apie sielą. Nadžate mirėte vakada čin, majam bhatva bhavitava na hujach, adžioni tiek šašvato jam purano, na hanyate hanyamane šaryrė. Taigi, tai yra posmas iš Bhagavad Gitos, čia yra sanskritas, kartais smagu girdėti ir sanskritą. Ir jeigu mes išversim šitą sanskritą, tarkim, į lietuvių kalbą, okay? Tuoj. Čia aš kitą telefoną pasiėmęs, kad jisai man neskambėtų, aš turiu matyti tą posmą, kurį perskaičiau sanskritę, tai aš naudoju. Taigi, šitas posmas sanskrito, kurį mes perskaitėm, yra. Jisai verčiasi taip. Siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje.
ji negimusi, amžina, esanti seniausia ir ji nežuvo žuvus kūnui. Taigi, ką mes matom? Pasakyta, kad siela neatsiranda dabar, neatsirado praeityje ir ateityje. Ji negimusi, amžina, visada esanti pirminė ir seniausia. Ir ji nežuvo. Taigi, iš kur ištrauktas yra tas dalykas, kad jauna sena siela, jeigu patys šventraščiai, reiškia Vedos, ir pats seniausias mokslas, jis byloja, kad siela jinai neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jinai negimsta, nei nemiršta ir taip toliau. Ir dabar kalba apie jaunas senas sielas. Tai čia yra tokia, nėra tokio dalyko, neegzistuoja kaip jauna sena siela. Ir aišku, aš paaiškinsiu ateityje, kaip kas, toliau kas kaip ir kodėl. Dabar jeigu kalbant apie pačią sielą, suvokiant sielos pačią prigimtį. Siela savo prigimtimi kupina palaimos, žinojimo, amžinybės ir forma. Yra forma, okei. Tai siela jau jinai savyje nešasi savo tą tokią, kaip sakyti, pirminę prigimtimi, ar ne? Jinai jau yra kupina palaimos, jinai yra laiminga, okei? Žinių, visos žinios jau yra mūsų sielai, palaima, žinom, amžinybė, tai yra amžina, nes yra nei pradžia, nei pabaigos neturi, nes dvasiniai erdvėjai nėra nei pabaigos, nei pradžios, nėra laiko. Tai, o mūsų siela yra iš dvasinio pasaulio. Tik materialiam pasaulio egzistuoja laikas. Laikas egzistuoja tik tais materialiame pasaulyje. Ir čia mes matom kažkokią pradžią, pabaigą ir tokius dalykus. Taigi, tai vat siela, jinai turi tą dvasinę prigimtį, palaimą, žinojimą, amžinybę ir formą. Okay. Tai jau žinios jau yra sielos viduje, jau mes turim tas žinias. Ir dažnai kalbantis apie sielą, kaip jinai jauna ir sena siela, kalba apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs turite daugiau dvasinių žinių, daugiau supratimo, atseit esat sąmoningi, atseit domitės aukštesniais dalykais, ten kaip dvasiniais, kas yra siela, ten galbūt joga, galbūt tenais šiaip dirbat su savim, ugdot savo kažkokias tai gerasias savybės. Tai yra gyvenat ne tik tai materialų kažkokio tai gyvenimą, ta prasme, kupina, materialus gyvenimas, tai gautusi žmogus, jisai, kas jam svarbiausia, ten pasodinti medį, uždirbti pinigų, pastatyti namą, ten šeima, vaikai, ta prasme, galbūt savaitgalis pasilinksminti ir jo gyvenimas to baigėsi. Yra tokių žmonių, kurie tiesiog gyvena labai materialistišką gyvenimo būdą. Jie netiki nei dievų, nei sielą, nei kažkokiais tai moralės principais. Jiems svarbiausias juslinis pasitenkinimas. Jiems svarbiausia pinigai, juslinis pasitenkinimas, malonumai, ten gražios moteris, gražūs vyrai, automobiliai, kelionės kažkokios. Grinai tiesiog toks gyvenimas, grinai juslinio malonumo. Bet yra žmonės, kurie, reiškia, domisi ir dvasiniais dalykais, domisi saviugda, galbūt jiems mažiau yra aktualūs materialūs siekiai tikslai, kad ten, kaip sakant, tarkim, moteris ar net, tik tai laksto aplink savo kūnelį, žiūri, kaip čia gražiai apsirengt, pasiposti ir čia kaip pasivaikščio su gražiu rankinuku po kokį senamiestį. Bet kita moteris, pavyzdžiui, galbūt ir susitvarko ir pasipušia, bet jinai dar skaito knygas dvasinės, ten, reiškia, domisi saviugda, ugdo savo viduje tam tikras gilesnės žinias, ne tik tai apsiriboja kažkokiais tai materialiais dalykais išorniais, bet tuo pat metu užsiema ten, tarkim, ir meditacijom, galbūt ir joga užsiema, galbūt saviugda tam tikra ir turi tokį gilesnį supratimą apie, kaip sakyti, sielos dalykus, apie amžiną gyvenimą ir sąmonė neapsiriboja tik tai materija. Tai ką aš noriu pasakyti, tai dabar tokia teorija atsirado, kad šitas žmogus, kuris gyvena labiau dvasiškai ar ne, tai yra sena siela, o tas žmogus, kur visiškai paniręs į tą materiją, tai jis yra jauna siela. Gerai. Aišku, kas yra siela, taigi mes kalbam apie tą sielą, tai siela ir mes patys ir esam tą sielą. Aš ir esu tą sielą. Tai čia yra mano kūnas, yra mano protas, mano jausmai, mano ranka, mano tenais, tai mano vardas ar ne, bet tai nesu aš, tai yra tiesiog mano. Bet tai nesu aš, kas esu aš, tai aš esu kažkas tokio daugiau negu ta materija, tai siela dvasiškai ir dėl to aš kalbėjau, kad tas, kas mes esam iš tikrųjų, ta siela ir aš esu aš, tai jau savo prigimtimi mes turim
taip sakant, savo prigimtimi mes esam vat, kaip tas posmas, vat, dabar vat, sanskrito nebeskaitysiu, bet siela niekada negimsta ir nemiršta. Tai mes patys, ar ne, va, ta mūsų, mes patys, kas iš tikrųjų esam, kas mes iš tikrųjų esam, niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiras dabar ir neatsiras ateityje. Tai reiškia, ji neturi nei pradžios, nei pabaigos, nei vidurio. Nėra tokia, kad sena ir jauna. Okay, mes nesame nei seni, nei jauni. Mes esame tiesiog amžini. Okay. Ji negimusi, amžina, esanti seniausia. Įsivaizduojat. Ji nežuvo žuvus kūnui. Tai faktiškai tiesiog mes esame seniausi visi. Nėra toksai jaunas ir nejaunas. Taigi, kadangi mes esam siela ir aš esu siela ir jau mes turim tą žinojimą savo širdį. Jau turim. Tik tiek, kad mes ant kiek mes save padengiam. Tai yra vienintelis progresas mūsų kažkoks tai, kiek mes save padengiam šitą materiją, kiek mes stipriai save sutapatinam su šituo materialiu kūnu, kas mes nesam, su šituo materialiu protu, materialiom žiniom, informacija, tam tikrais norais, troškimais, siekiais, netgi prisirišam prie įvairių materialių objektų aplinkui save, ar ne? Ir taip mes nutolstam nuo savo tos tikrosios dvasinės prigimties sielos. Va. Mes nuo jos nutolstam ir gaunasi, kad mes prarandam tą savo pirminį žinojimą, nes mes turim tą tikrą dvasinį žinojimas, jau yra mūsų širdį, bet mes jį padengiam šitais materialiais sluoksniais. Ir jeigu mes truputėlį atsiribojam nuo materialių prisirišimų, materialių norų, materialių troškimų, kuo mes labiau kaip išsivalom savotiškai nuo to savo egoizmo, nuo kūniškos sampratos, nuo įslinio pasitenkinimo, tai kuo mes arčiau priartėjam prie savo sielos, tuo labiau žinojimas atsiskleidžia. Ir kuo labiau mes nutolstam nuo savęs, nuo to sielo, kuo labiau mes pasineriam į materiją, į materijos egzistenciją, tuo labiau nutolstam nuo to savo sielos ir nutolstam mūsų žinios. Taigi, tai nėra tokio dalyko kaip jauna ir sena siela. Šitą dalykas jis nėra. Aš nežinau, kas tai sugalvojo, bet labai dažnai tenka girdėti ir daug kas kalba ir manęs buvo paprašyta ir aš dabar norėjau pakalbėti apie tą temą, nes kad nebūtumėt klaidingi. Yra tik tais toks dalykas, kad yra sielos, kurios arčiau, yra, tarkim, mes, gyva būtybė, arba, gerai, mes sielos žmonės, ar ne, kaip čia vardysim save, kas aš toks esu, bet tikrai aš nesu kūnas ir šitą materiją ir taip toliau. Čia reikia tai suprasti. Taigi, kuo mes esam arčiau savo sielos, ar ne, tuo ir mes esam sąmoningesni, tuo mes turim daugiau žinojimo. Tai atsiskleidžia iš mūsų širdies, iš mūsų sielos. Ir kuo mes esam labiau nutolę nuo savo sielos, nuo savęs, nuo savo tikrosios prigimties, tuo mes pakliūnam į didesnį išmanimą. Tai reiškia, nutolimas reiškia daugiau didesnis pasinerimas į materiją, į išorę, ir jinai mus apsvaigina, apkvailina ir mes nutolsam. Labai kuo toliau mes nutolsam nuo tavo sielos, tuo mažiau mes turim sąmoningumo ir tuo mažiau mes turim tų tokių žinių, dvasinių dalykų ir taip toliau. Ir kuo mes labiau priartėjam prie savęs, prie savo sielos tikrojo aš, tuo daugiau žinių atsiskleidžia. Žinių, palaimo, žinojimo, amžinybės. Visi šitos savybės sielos labiau pasireiškia mumise. Tai jeigu mes norim pilnos palaimos, pilno žinojimo, amžinybės pojūčio, tai mes turim atsižadėti šitų materialių dalykų, kuo atsižadėti ir kuo labiau arčiau sugrįžti savai savo sielą. Ir tuo mes daugiau jausim laimę. Jeigu mes turėsim daug materialių objektų aplink save, labai daug pinigų, gražių namų, tenais moterų, vyrų, kažko tai juslinio pasitenkinimo, tai netneš mums laimės. Tai reiškia, galbūt dar labiau atneš mums daugiau kančių, nes mus dar labiau nutolins nuo mūsų pačių, ar ne, ir įtrauks į išorinį pasaulį. Ir tokiu būdu mes dar labiau nutolsim nuo tos laimės, bet kuo mes labiau atsižadam materialių objektų, atsižadam juslinių pasitenkinimų, tos materijos, kuo artėjam arčiau savęs, savo sielos, tuo patiriam didesnę laimę ir žinios atsiskleidžia ir taip toliau. Taigi dėl to pasiekoje neegzistuoja toks dalykas kaip jauna sena siela, jau mes įsiaiškinom tai Bhagavad Gitoj, ar ne, šventraščiuose ir pačiam seniausiam šventraščiuje, kuriame kaip tik kalbam apie sielą. Ir iš ten mes sužinom, kas yra siela. Iš tas terminas siela, ar ne, atsiranda iš ten, iš tų vedų, iš šventraščių, iš raštų. Nes galbūt netgi tokio žodžio kaip siela jo neegzistuotų, jeigu neegzistuotų vedos. Nes juose ir kalbam apie tai, iš tai mes sužinom ir dakeliavo iki mūsų šių dienų.
tas pati frazė, tas pats žodis, tas pats suvokimas apie pačią sielą, apie mūsų pačius, tos dvasinės praktikos įvairiausios. Taigi, dabar, aš paaiškinau tą momentą, kaip yra, kad siela vieni žmonės jie daugiau dvasiški, kiti mažiau. Tai jau mes supratom turbūt. Daugiau dvasiški yra arčiau savęs ir mažiau dvasiški yra labiau į materiją nutolę. Taigi tik tai skiria tai ir tai žmonės vadina sena jauna siela, bet tai yra neteisinga, nereikia. Tai reiškia, reikėtų galbūt teisinga būtų formuoti šitą sielą arčiau yra savęs ar ne, o šita siela yra toliau nuo savęs, šita asmenybė, asmenybė, šitas žmogus, gerai, žmogus yra arčiau savo sielos, jis daugiau supranta, jis yra dvasiškas, o kitas žmogus yra labiau nutolęs nuo savo sielos, nuo savęs ir jisai yra mažiau sąmoningas ir jisai daugiau yra į materiją nutolęs. Taigi, kas vyksta? Mes galime matyti, ar aš savo gyvenime, aš praktikuoju visus dvasinius dalykus, dvasinės praktikas nuo pat vaikystės, ten, jau pradedant nuo 12 tenais ir taip pat visa kita tęsiasi. Ir taip labai rimtai pradėjau praktikuoti nuo 16, ar ne, metų. Jau atlikinėjau realias praktikas, ta prasme, kiek įmanoma taip labai stipriai. Taigi, ir įsivaizduokim, kokius paskutinius 26 metus intensyviai tuo domiuosi, tuo gyvenu ir taip toliau. Taigi gaunasi ir tame visame savo tos dvasinės kelionės patirtyje nuo pat vaikystės aš matau labai daug įvairiausių pavyzdžių žmonių, kurie ateina į dvasinį kelią, išeina į ir pradeda kažką praktikuoti gerai, paskui nusivažiuoja kažkur tai, arba pradžiai nusivažiuoja ir po to gerai pradeda kažkaip tai praktikuoti visą teisingai. Taigi mano patirtis rodo tokia ir kiek aš esu matęs tokių pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių toksai. Atėjo koks nors, tarkim, aš prisiminsiu netgi, Žanas, tarkim, toksai buvo, ar ne? Žanas, Jisai gyveno pilną tokį materialų gyvenimą, visiškai materialistas, jam tik rūpėjo pinigai, moteris, ten kažkokie tai linksmybės, barai ir tokie dalykai. Ir jisai buvo, savotiškai tai pasižiūrėjus, visiškas bukas materialistas, ar ne? Visiškai nekalbė, ten kalbė apie Dievą, ten nesąmonės, čia siela yra nesąmonė ir visi dvasiniai dalykai, čia tie visi vienuolinai, viskas yra visiškas šnipštas, visiška nesąmonė, Jau tokia sąmonė, galima pasakyti, tai buka, ar ne? Ir dabar kažkas pasakytų, tai yra jauna siela. Jinai jauna siela, tarkim, įsivaizduokim, ne? Bet kas nutiko? Praėjo ten, kažkiek laiko, ten 10 metų, ir jam viskas pasikeitė, kaip sakant, per ten labai greitai pasikeitė vienu momentu, kai jisai, reiškia, žmona jį ten paliko, įsiskyrė, paskui verslas jo sugriuvo, pinigų neliko, viskas, tai prasme, apsivertė, jo visas tas jūslinis malonumas, visas pasitenkinimas, jisai dingo, išgaravo, jisai liko toksai ant ledo savotiškai, pinigų ten nėra, žmona paliko, čia širdėgila, visa kita, ten su vaikais problemo, ten tai įsivežė, reiškia, jo visas tas burbalas materialus sugriuvo, ar ne, sugriuvo vieną dieną ir tada jisai po biškį pamažu pradėjo domėtis dvasiais dalykais. Ir vieną dieną jisai ateina, ir jau pradeda klaus kažką, jau kalbėtis, kažkaip tai sielą, matyti, jį atvedė. Ir jis jau klausia, kažkaip tai ieško ramybės, kažkokio nusiraminimo, nes, galiausiai ateina, pabendrauja, ar ne, ir pajaučia, čia ramybė. O taip ramybės nejaučia namuose, tarp savo, kaip sakant, alkoholį ir bonkų. Tai pradėjo domėtis dvasiniais dalykais. Ir kas? Ir kelių metų bėgyje jisai pradėjo skaityti šventraščius, kartot mantras, medituoti, dvasiniais dalykais, tenais atvažiavo į Indiją ir taip toliau. Ir jisai per 5 metus pasikeitė visiškai, ar ne? Pasikeitė visiškai, pradėjo skaityti pamokas ir tapo atseit kitų akimis, jau jį mato, koksai žmogus pažengęs dvasiškai, patobulėjęs tenais, jo klausosi, jo mokina, jau jisai duoda kažkas tai pamokas, paskaitas, pasakoja ir tarkim, ir kažkas jau pamatęs jį, kokia sena siela. Ta prasme, būna toks dalykas. Jį, kai matė prieš 5 metus, jam sakė, jisai buvo visiškai materialistas ir paniręs į materiją, aiškino, kad jisai yra nauja siela, dar atbukęs ir čia kūdikis ir visa kita. Bet kai praėjo 5 metai, ar ne, jisai, kai tapo ten sąmoningai, pradėjo gyventi visą kitą, jau pamato jį kitas, tokia sena siela, jau tu čia subrendęs. Tai kokia nesąmonė, tai ką jinai per 5 metus paseno, ta prasme, jinai nebuvo, tai yra galbūt amžinybės, galbūt yra 1000 metų reikalas, bet ne.
Taigi ta teorija yra tokia, netgi ir kvaila, ar ne, sena siela. Arba būna atvirkščiai. Atvirkščiai būna, kad žmogus jis eina dvasiniu keliu, dvasiškai tobulėja ir visa kita, ir, tarsi sąmoningas, o vieną dieną jis ten pradėjo gerti alkoholį, valgyti mėsą, ten visokiam nesąmonių, simti visą kitą, ir jau jis ten burbuliuoja kažkur tai materijoje, siekia materialių tikslų, jį sutinki gatvėje, kažkur lekiančių su čimodanu, ir jisai, reiškia, jau jam nebedomina dvasiniai dalykai, o ten buvo kažkada laikai, visa kita, o dabar jisai tiesiog užsiema pilnai pasinėręs į materiją. Nors kažkada tenais domėjusi dvasiniais dalykais ir dar prisimenu buvo toksai bumas, kada labai daug tokių dainininkų, ten aktorių, visa kita, ten jie tapo vegetarais, ten jie pradėjo ten mantras kartoti, ten pradėjo jogą užsiiminėti, tai buvo madinga, tai buvo mada ir jie atėjo, jie atseit tuo metu tapo kažkiek tai dvasingi ten ir jie, ta prasme, taip išoriškai atrodė, kad kažkas dvasingo ten vyksta ir toks kultas buvo kažkokiu momentu, netgi ir Lietuvoje. Ir paskui ta mada praėjo, kiek laiko praėjo ir žiūri, ten jie ten nebe vegetarai, ten nebesimeldžia, mantrų nekartoja, nemedituoja, tiesiog ten užsiema grinai panyrę į materiją, ar ne? Tai vėlgi, ta prasme, tuo atveju buvo galima pagalvoti, kad čia susirinko senos sielos ir ten jie dabar dvasiškai kažką daro, čia sąmoningi, ar ne? Ir praėjo tenais kažkiek tai metų, mada baigėsi visą kitą vėl, jie visai pamiršo dvasinius dalykus. Ne visi, aišku, kai kurie irgi pajuto tą skonį dvasinį, dar prisimena, dar kažkas tai kažką praktikuoja. Bet dauguma iš jų tiesiog vėl gyvena tokį visiškai buką materialų gyvenimą. Ir tada gautųsi tokiam pavyzdyje, kad šita sena siela tapo dabar jau jauna siela. Tai yra tokia nesąmonė, ta prasme. Tai kaip ir sakiau, iš kažkokios tai jaunos sielos, jauna siela per 5 metus paseno belekiek, tapo sąmoninga, nes jis pradėjo į sąmoningų kelių. Ir atvirkščiai, ar ne, iš senos sielos tapo jauna vėl siela. Ta teorija yra tokia kvailoka, ta prasme, tai nėra. Jeigu tą teoriją norint pritaikyti taip, ką aš sakiau, tai yra tik vienintelis variantas gali būti. Tai kuo žmogus, įvardinkim save kaip žmogus šiuo atveju, kuo žmogus jisai labiau priartėja prie savęs, tikrojo prie savo sielos, tuo jis tampa dvasiškesnis, tuo jisai tampa sąmoningesnis, laimingesnis ir daugiau turi tikrų žinių, tikrumo, nes mes savo prigimtimi, savo sieloje jau turime žinias. Ir jeigu aš skaitysiu ten, kad ir Bhagavad-gitos šventraščius, visą tai tenais yra parašyta. Ir kada nors aš paskaitysiu. Tiesiog ir galbūt papasakosiu kažkokią tai paskaitą, apie tai daugiau plačiau pakalbėsiu, pakomentuosiu šitą visą posmą. Taigi, kuo arčiau mes esam savęs, savo sielos, tuo labiau atsiskleidžia žinios. Tuo labiau atsiskleidžia žmogus, tuo laimingesnis, daugiau turi žinojimo, supratimo, sąmoningumas. Tai ateina iš mūsų pačių, kas mes tokie iš tikrųjų esame, iš mūsų sielos. Ir kuo žmogus labiau nutolsta nuo savęs, nuo tikrojo savęs, nuo savo sielos, ir kuo labiau pasineria į materiją, kaip sakant, į materialią veiklą, jis labiau nutolsta nuo tavo sielos ir jis tampa toksai mažiau dvasingas, nesąmoningas, mažiau laimingas, ta prasme, galbūt justiškai laimingas, bet ne savo sielai, ne savo širdį. Tai vienintelis dalykas yra, kas skiria tos, bet mes nesam nei seni, nei jauni, tai šitą tokį dalyką kažkaip tai tas labai dažnai girdžiu tą ir daug kalba. Ir tai yra neteisinga, iš tikrųjų, taip mąstyti, suprasti yra teisinga, tik tai tiek, tai galima būti, kad šitas žmogus yra arčiau savo sielos, jis labiau supranta, jis yra labiau dvasiškas, o šitas žmogus yra toliau nuo savo sielos, nutolęs labiau, tai jis yra mažiau išmaningas ir mažiau dvasingas ir mažiau netgi laimingas. Tai va. Tai tiek apie tą sielą, o siela ir esam mes. Tai va tas momentas yra toksai labai gražu tai suprasti bent jau pradžioje, o po to yra praktikos, tam tikros dvasinės praktikos, tai va, pavyzdžiui, dvasinės praktikos, joga, meditacija, jie iš tikrųjų ir skirti tam, kad mes išsivalytumėm nuo materialių sampratų, išsivalytumėm nuo juslinio, kaip sakyti, nuo tų juslių objektų, nuo materijos, ar ne, nuo materijos mūsų supinės, nuo juslinio pasitenkinimo, nuo kūniško sampratos, nuo savo kūno ir suprastumėm save kaip sielą. Tai vat, jogos, meditacijos, dvasingumo, dvasinių praktikų užduotis yra privesti mus į suvokimą, kad aš esu siela ir iki tokios pilnos realizacijos, kada aš esu siela, o ne šitas kūnas. Ir
Ir toks yra tas terminas, kai žmogus pilnai 100% savęs suvokia kaip siela, tai yra terminai įvairiausi. Pavyzdžiui, nirvana, jūs esate girdėję, išsivadavimas, brahma bhuta. Ir ten galima daug tokių žodžių. Yra sanskrite ir taip toliau, daug tokių yra terminų, bet tai reiškia tą patį. Tai reiškia nirvana, tai reiškia, kai žmogus pilnai supranta, realizuoja save, kad aš esu siela ir aš nesu šitas kūnas, nesu šita materija. Ir jisai pilnai tai suvokia 100%, 100% suvokimas, kad aš esu siela, tai ir yra nirvana, tai ir yra išsivadavimas, tai yra brahma bhuta, ta būsena. Tai tam ir skirta ta dvasinė praktika. Aišku, ne tik tai tam, po to, reiškia, suvokus save kaip sielas, tada pradeda žmogus galvoti, o kas toliau, tada gaunasi yra dvasinis pasaulis. Dvasinė erdvė, kur yra, kaip sakant, išsivadavusios sielos gyvena, įsivaizduokit, ar ne? Ir ten irgi vyksta santykis, bendravimas, bet kitų dvasinių lygių. Tai tiek norėjau pakalbėti šiandien apie tą sielą, apie tas senas ir jaunas sielas. Reziumuoti, neegzistuoja tokio dalyko kaip jauna ir sena siela, egzistuoja, tai kaip sakant, tik tai siela, kuri jinai yra arčiau savęs, įsivaizduokit, mes esame arčiau savo sielos ir esam labiau nutolę nuo savo sielos. Tai būsim, jeigu arčiau savęs savo sielos, tai mes tapsim sąmoningesni, dvasiškesni, laimingesni, ir kuo mes labiau nutolsim nuo savo sielos prigimties, kuo labiau pasinersim į materiją, tuo daugiau turėsim neišmanimo, materiališkumo ir kažkokios tai netgi ir kančių. Taigi, ačiū ir tada iki susitikimo. Ir galbūt tai kažkam taip pat yra naudinga, tai pasidalinkit įrašu. Galbūt kažkas irgi tą nori sužinoti ir daugiau prašviesint savo galvą supratimu ir negyventi neišmaniai. Taigi pasidalinkit video ir iki pasimatymo. Tiesa, dar užduokit klausimų. Būtų labai smagu, kad kažkokia tai vyktų diskusija, klausimai, ir tai irgi yra smagu, kad yra bendravimas kažkoks tai.